Sveiki, tęsiam darbus prie Passato. Praeitame video užbaigėm tom, kad apsižiūrėjom visko, ko reikės. Gavom RAM komplektus galiniams suportoms, visas kitas dalis turim, sudėsim ir gazuosim. Iš tikro nesitikėjau, kad tiek daug bus reikalų su juo. Tikėjausi, kad tą švelnų daužimą padarysim. Kažkiek tos stabdžius pravalysim, nuo stovėjimo prūdėje buvo ir galėsim varyti technikinę, bet buvo daugiau reikalų nei galvojau ir gausi samatėlę, jeigu skaičiuojant darbą, iš vis Passato nupirkau už 4,5, galvoju fainiai, liuks, pigiai, bet susidės sumelę dabar jau, kai įpusėjom darbuotis, susidės sumelę, manau, iki 1000 eurų galbūt. Tai va, užbaiginėjom stabdžius, renkam galinius suportus, dedam spiruoklę su viso amortiku, priekinius stabdžius susidedam atgal ir gofrą virinam. Tai techniškai kaip ir bus viskas paruošta, truputėlį galbūt kėbulą pasilyginsim ir galėsim važiuoti į techninę apžiūrą. Video gale sumesiu visą sąmatą, kas kiek kainavo, kiek su darbais galėjo kainuoti, visą bendrą sumą ir pažiūrėsim, paskaičiuosim, kas gavosi. Nepamirškim, kad dar 2 ratų komplektai buvo, 17 ratai žieminiai su lėtais ratlankiais ir skardiniai vasariniai. Tai jau šis tas toks pliuselis papildomas 2 ratų komplektai. Tai ką, gero žiūrėjimo ir važiuojam. Statom amortiką. Yra amortiko gale, kaip nukreipiančioji, kuri į išpjovą turi statytis. Putėlį daugiau išplečiau, dabar jau eina. Švelniai stuksenu ir amortikas lenda, sauželį prikėlęs į viršų stebulę. Stabilizatorius prisuktas, amortikas prisuktas, šakė prisukta. Galim pasijungti atgal ABS daviklį į stebuliai čia. Pusę šio varžtą tik taip palieku, nedasukta, kad matyčiau, nepamiršti prisukti. Pirmiausia, galbūt apsivalau ten esamus diskus ir kalades, tada čia stebulę apsivalau su kampiniu šlifuokliu, šitą rėmelę apsivalau, susitepu viską ir montuosim. Dabar šliaužikliai, kažkas buvo sutepę šliaužiklius, tai matyt tik sutepė juos, bet neišvalė čia. Apsivalom ir vat yra prie korėja tokios gumos, tai su švitriniu švelniai tą gumą nuimam. Aš pastos dedu ir čia į vidų, ir ant šliaužiklio. Ir dedam, kaip lengvai vaikšto. O prieš tai su tvorko reikėjo iškalti. Kaladės kaip naujos, sutepam taip pat čia, aplink ir čia. Arba galim sutepti čia, suporto tas vietas, kad nerūdytų, ir stumokliuko tą vietą. Arba ant kaladės tepam, arba ant suporto. Šitą kaladę su metaliukai statom į suportą, šitą statom čia ir dedam suportą. Taip, suspaudėm, nusivalau kaladėlį, ištepiau. Antras dublis. Statom suportą. Tablekutė. Prisuktas. Išsitiesinam vairą. Visada pastumdom suportą, va, turi taip laisvai judėti. Gali būti įverštas. Užsidedam kamštelius iš galo. Tablekutė truputėlį pakalti. Pasilenkti. Galim prisiveršti pusašį. Bet paskui ant rato, kai dėsim, dasiveršim, tai palieku, kad nepamirščiau, nes jeigu truputį priveršiu, pamiršim. Galim dėti ir taip, atvorką į aušinimą, čia įsirėmė ir galim priveržinėti, bet visada yra rizika, kad trūks diskas, susikraipys diskas, muš stabdžiai, tai taip stengiamės nedaryti, viskas prisukta. Išskyrus pusašį. Tai su šitą pusę viskas baigta, keliauju į kitą pusę, visa procedūra ta pati, priekis done, einam prie galo
pajungiau laidus į varikliukus rankinio, pamiršau su kompu pasidaryti kaladžių servizą, kad stūmokliukai susivažiuotų elektroniškai. Tai dabar tą ir padarom. Taip, su diagnostika pasidariau, susivažiavo, girdėjos kaip stūmokliukai susisuko, beliks suspausti, bet mes ardysim, nes sunkiai sukas, sunkiai spaudžiasi, kai stringa ir išlaužo varikliukus iš laikiklių ir panašiai, patys varikliukai sugenda. Vieną pusę padarau su kamera, kitą be kameros. Važiuojam. Kažkas buvo sutepęs, tiesiog gerai. Padėkokim, kas sutepė. Nes būna prasisuka žvaigždutė, būna nulūžta, daug reikalų būna. Visi suteptumėm, visi būtumėm laimingi. Taip, diską tiesiog apvalysim, stebulę apsivalysim, kaladės geros taip pat apsivalysim. Dabar suportas. Čia nenorės suktis, nelaužiau. Būna veržlė atsisuka, bet sukas kartu su vamsdeliu, raito vamsdelį. Niekaip kitaip neatsuksi, turi sukti, nusukti vamsdelį, tada reikia pakeisti. O čia atsisuko ir vat vamsdelis stovi vietoj. Veržlė sukasi. Labai gerai. Taip, nusiėmėm. Dedam ant stalo, atsilaisvinom iškart nuorintoje, žiūrim ar atsisuka. Čia irgi būna neatsisuka, nulūžta arba su sriegiais išsisuka, nes suportas aliuminis. Atrodo čia puikiai atsisuko šį kartą. Taip, viskas apvalyta. Diskas taip pat nuo rūdžių apvalytas. Montuojam. Po to reikės nusinorint dar. Dabar ką dar padarom? Šitą šplintuką į vamsdelį. Laikiklis vamsdelio. Vamsdelį dasiveržiam. Norintoje užsukam pilnai. Užsuktas. Po to nusorinsim. Viskas vaikšta. Kągi, aš kartoju kitai pusėje tą patį ir susitiksim. Kita pusė taip pat surinkta. Bum. Viskas lengvai vaikšto. Lieka nusiorinti. Pirmiausia, prisispaudau pedalą ir su kompiuteriu grąžinam viską atgal. Kaip sakant, servizą kaladžių keitimo užbaigiam. Taip, jau jaučiasi pasipriešinimas. Dabar baigiam kaladžių keitimo funkciją. Girdim vienas varikliukas, kitas tebesisuka, kitas užtraukia, paleido, vėl užtraukinėja. Gerai, funkcija pabaigta, stabdis vietoj, minkštokas, oro pilna yra. Dedam diagnostiką į vietą, pasiruošiu nuorinimui ir jums parodysiu, kaip nusiorinti vienam stabdžius. Toks mūsų pasijungiau ant šlangelės į gimbaliuką ir dabar pumpuosiu pedalą ir čia skystis eis su oru. Atleidžiu pedalą, skystis atgal negrįžta, jis eina tik į vieną pusę. Tai pumpuosiu, ateisiu, pasižiūrėsiu, va kaip čia matos, nežinau, gal per kamerą matos. O toks tarpelis skysčio yra. Ir pumpuosiu tol, kol eis be oro burbulų. Tai einu kelis kartus papumpuoju. Taip, ir kas čia gaunasi. Skysčio nėra, yra oras. Tas mūsų išėjo lauk, tai mūsų oras išstūmė šitą lauk. Dar keletą kartų einu pumpuoti. Aha, visur tuščia. Čia jau matau skysčio yra. Dar papumpuoti. Ką dabar turim? Tai pilna skysčio.
Ir čia turim su oru. Čia turim oro burbulų. Tai dar papumpuosiu, bet čia jau toliau eina be oro. Dar papumpuosiu. Pasižiūrėsim, ar tikrai neteis oro. Pilnas skysčio, nėra oro. Niekur nėra oro. Puiku. Galim užsukti. Čia iš karto apsivalau, susausinsiu, kad kol kitą pusę pumpuosiu, čia jau matysiu, ar kažkur leidžia per sriegius, neleidžia skysti. Ir keliausim į kitą pusę. Taip. Pasijungiam čia. Pirmą žiedinį raktelį persikišam. Tada užsimaunam šlangutę. Ir atsisukam nuorintoje. Vieną kartelį truputį. Antrą kartelį. Na ir ką. Taip pat matom, yra burbulų. Važiuojam. Na kągi. Nėra burbulų. Nusiorino jau. Šitą pusę lengviau, nes išlindęs pro dureles aš galiu matyti savo šlangutę ir matau, kada nebėra burbulų. Čia paprasčiau. O kitai pusėje paspaudai truputėlį, nueini pažiūri situaciją, vėl paspaudai, vėl nueini pažiūri situaciją. Tai va taip, vienam pačiam įmanoma be kažkokios įrangos spec. Taip, yra pneumatinė įranga, kur kaip pistoletas, paspaudai jis atbulinį slėgį duoda, tai jis parsisiurbia. Kiti net su švirkštu jo paprastu parsiurbia skystį. O aš tiesiog taip pasidaręs patogų bambaliuką, kaip lašalinę tokią pripumpuoji. Ir tiek. Nusiimam, užsisukam pirmiau. Užsisukam. Nusiimam, dasiveržiam. Taip atrodo mano spec tulsas. Tai va, einam pasižiūrėti kitoj pusėj, ar mums nesirado nuotekio, buvom nusisausinę, kol pumpavom. Sausa. Langutė sausa, viskas tvarkoja. Dabar kitoj pusėje panašiai pasidarau, taip pat nusisausinu. Dar kartą papumpuoju, nes kad slėgis būtų, nes dabar čia nebuvo slėgio. Nes buvo atsuktas nuorintojas. Ir ką, su stabdžiais bus užbaigta. Pasižiūrėsim dar skysčio ar netrūkta. Dasipilsim. Ir tiek su stabdžiais. Ir dabar techniškai pilnai tvarkingas, išskyrus mūsų lempą. Biški neryškiai šviečia, negražus spindulys. Tai tą, kur keitėm tokią biški viduj pakorėjusią. Jinai iš lauko pablukusi, mėginam ant greitųjų prasipoliruoti. Ne dėl estetinio gero vaizdo, o dėl spindulio ryškumo, kad praeit technikinę. Jinai tokia biški blankesnė nei šita. Gal bus ryškiau. Turim kažkokios pastos, padukai, orinis tas. Ant šito aš prasikarpau tokius skutimui, dzuk susišiaušiam, važiuojam. Ar gaus geriau nei buvo, nežinau, gal truputėlį. Tai iš vidaus šviesesnė. Tai tokia biški, galbūt iš vidaus stiklas, plius viduj prikerpė. Pasižiūrėsim. Dabar kaip ir viskas užbaigta. Dabar liko pakeitėm spyruoklę, todėl aukštis galėjo pasikeisti. Prasireguliuojam lempas ir pasižiūrim, ar kažkiek pagerėjo tas spindulys. Manau, kažkiek pagerėjo, galbūt praeisim technikinė, jeigu ne, teks ieškoti kitos lempos, geresnės gal. Čia tokia prikakinta viduj, 10 eurų, paėmiau. Iš vidaus galbūt tiesiog jinai purvina, o neišardysim gražiai, neišvalysim, tai žiūrim, ką rodo spindulys. Dabar bent matosi jau spindulys. Jį gal geltoniau biški šviečia nei šita, bet spindulys atsirado, viskas tvarkoja.
padėjo. O buvo toks blankus toks ant klaustuko, kažin ar būtų praėję. Dabar, manau, tikrai praeis. Galbūt netgi norėčiau, matosi, iš vidaus lęšis purvinas. Kai buvo išimta, gal reikėjo pravalyti išėmus lemputę su skuduriuku, ten su servetėlė patį lęšį. Gerai bus. Spindulį turim, aiškumas yra. Gerai bus. Passatas kaip ir užbaigtas, o dėl to, manau, technikinės praleis gal. Tai tiesiog rūdis. Nėra skylių. Gal mes buvom suradę bagažiniai dažų. Čia jeigu tos mašinos truputėlį gal pateplios prieš technikinę, po to nežinau, galbūt pažiūrėsim, patvarkysim. Čia tą didumą patepsiu, kad neatrodytų tai baisiai ir viskas. Prasisiurt gal reikės. Tai ką, mūsų projektėlis užbaigtas. Techniniai pusiai paruoštas. Čia gal pamėginti ištemti kažkaip. Nežinau, ką technikiniai sakytų dėl tokio lenkimo. Bet gal ir pamėginsim pratemti. Turiu štai tokį juokingą daiktą. Gal pavyks patemti? Kaip jūs manot? Čia minkštas kardelė, manau, pavyktų, bet čia abejoju, ar pavyks, galim pamėginti. Ne šans. Pamėginsiu gal iš čia kažką įkišti, bet gali būti dar baisiau atrodyti. Pamėginsiu truputėlį, jeigu baisiai gaunas, net nedarys geriau. Aš jį pasidariau tokią tvarką su izoliacija, kad nebūtų skaudžiai metalui, galbūt. Ir mėginu nuo pradžios, ne nuo vidurio, nuo pradžios kelti. Šiaip kilnojas. Kaip ir išsitiesinom, banguota labai, bet tas didelis įlenkimas išnyko. Ir dabar tikrai dėl technikinės nieko nesakys. Banguota, bet kaip ir viskas tvarkoja. Aišku, pasižaidus parasitiesintumėm. Visada galvojau, norėčiau tų įrankiukų. Kaltuką, meninių lyginimui. Gal kada nors įsigysim kažką pigaus. Žinau, kad pigus tie stripeliai metaliniai linksta, tai pigių net nereikia pirkti. Bus pinigai oro, o kažką rimtesnio jau kainuoja pasižaidimui ir gal kada nors nusipirksiu. Taip, čia galėtume net prasipoliruoti, bet jau susipakavom mašinėlę, tai tiek to. Paskui galbūt, taip, sparnas šitas, gal ir iškart ir jį pasižiūrim. Tai reikėtų lįsti posparnį. Įsikelt mašiną, atsimest posparnį. Galbūt taip pat pasitiesinam iš karto. Ir bus padaryta. Plius minus patiesam, tik čia nepavyko. Per tvirtas kantas. Ką, pavyko puikiai, manau. Taip, ant greitųjų. Vėlgi, sakau, pasikartosiu, vėlgi ne kosmetinis, o dėl techniškai tvarkingumo. Tai nebūtų įlenkta. O čia, kad truputėlį, kad... O čia vaikšta. Biški pukšt ir vėl įlinks atgal. Nelieskim. Nes metalas įsitempęs tebėra, jį reikėtų atpalaiduoti, įspausti tą vietą ir apkalinėti aplinkui, kad atsipalaiduotų metalas, nenorėtų jis grįžti vėl. Bet plius minus viską pasidarom. Taip, manau, prateplioju čia rūdelę ir galinę arką prateplioju čia su turimais dažais ir viskas. Ir bus baigta pagaliau
Atidariau pasižiūrėti. Gal ir ta pati spalva, tik sudžiūvė viskas. Bet įpilkim gal skediklio. Turim 646 skediklio. Pamėginam biškį atgaivinti dažus. Mums reikia tik rūdį truputėlį užmaskuoti. Bet čia tiesiog tą vietą, kur nusilupę dažai. Pakleckiojam. Čia po to reikės rimtesnio remonto. Na ir ką, daugiau nieko nedarom. Plius minus normaliai, nekiaura, atvirų rūdžių nėra, čia burbulai tiesiog. Ir kągi, pagaliau baigta. Skaičiuojam, kas gavosi. Tai va, apie mūsų Passatą ir jo remontą. Kas gavosi iš tikrųjų. Pats Passatas čia iki kiemo 4 aštom. Naujos detalės, stabilizatoriaus traukė, rem komplektai suportams ir posparnis 26 eurai. 9 dalis, tai buvo lempos, priešrūkas, grotelės, sparnas, dar laikikliukas kažko. 5 eurai, plus ten apie 20 eurų priešrūkas, nes atskirai pirkau. Ir darbas, ką mes keitėm, kėbulo tvarkėm, lempą nupoliravom. Truputėlį kėbulo palyginom, amortiką pakeitėm, priekį stabdžiai, galas suportų rem komplektus, galas suportus perinkti, 2 vienetai. Gofro pakeitėm, valytuvas ir panašiai. Ir iš viso darbas apie 400 eurų. Tai vat, iš viso Passatas 960. Plus technikinė apie 3 eurų. Jeigu iš pirmo karto praeis. Manyčiau, plius minus viskas turi būti gerai, turėtų praeiti teoriškai. Pažiūrėsim, kaip bus praktiškai. Aš manau, jis nesupuvęs, 1,5 turėtų būti vertas, tai kaip ir varkė. Ką manot jūs, ar verta buvo? Atrodo Passatas už 4 aštom kieme pigiai, bet kai jį susitvarkai iki tikrai geros būklės, ne estetiškai, bet techniškai, tai jau apie štuką jis stovi. Tai jums palieku spręsti, ar čia buvo varkė, ar nebuvo varkė. Mes ką, varysim į techą ir važinėsim. Kablys yra, kabinsim priekabą, dar ką nors, arba parduosim. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Tokios kelios dalis apie Passatą. Pakomentuokit, ar norėtumėt kažko panašaus, ne iš remonto, o vat, kažkokių įdomesnių projektėlių ir panašiai kaip šis. Pakomentuokit, pažiūrėsim, gal užkursim kažką panašaus. Iki.